Mėlieji Lietuvos žmonės, šiandieną minime išskirtinę mūsų valstybei datą, tai Liepos 6, nuo kurios skaičiuojame mūsų valstybės pradžią. Daugiau nei prieš 700 mečius Lietuva tapo suvienyta ir karūnuota. Tai buvo ryžtingas Mindaugo sutelktų baltų genčių žingsnis ano meto tarptautinėje diplomatijoje. Tai sutvirtino Lietuvą, saugojo ją nuo priešų, kurie nuo to laiko buvo priversti su mumis kalbėtis ne tik karo, bet ir diplomatijos kalba. Ypač svarbu, kad karaliaus Mindaugo sukurta valstybė, nors ir aižoma tarpusavio kivirčų, išliko ir tvirtėjo. Valstybingumo stiprinimas nemažiau reikšminga šiandien. Todėl mums tokia svarbi ši valstybės pradžios diena. Tačiau dar svarbiau, ant kokių pamatų pastatyta valstybė? Jėgos, baimės ar neapykantos, ar meilės, vienybės, tolerancijos bei savitarpio supratimo ir paramos? Tai itin aktualu šiomis dienomis, kai susvyravęs žmonių tikėjimas savo valstybę ir jos institucijomis, jos globa ir apsauga kiekvienam žmogui. Atminkime tai visi, nes visi kartu patys valstybę kuriame ir statome. Nereikia aukotis dėl valstybės, reikia ją mylėti ir kurti. Valstybingumą tvirtiname kasdieną, jis nėra baigtinis procesas. Reikia konkrečių darbų, o ne šnekų, nuo kurių jau pavargome.